Sveiki tamstos. Šiandien siuntikė iš Dilo Extremo. Va taip va. Nedažnai iš ten užsakinėjau, bet va kelis kartus, kai brangesnius daiktus pradėjau žiūrėti, pasirodo, kad ten būna šiek tiek geresnės kainos. Taigi, linką įdėsiu, galėsit pasižiūrėti daiktų tenai, nes iš tikrųjų pasitaiko geresnių dylų šiek tiek. O šiandien labai kietas daiktas. Tikėsimės viskas ok su jo, atėjo be mokesčių, puikiai, nes iš tikrųjų kaina 220 eurų kažkur. Apie tiek mokėjau. Čia yra Xiaomi I antro leidimo kamera 4K. Vadinama taip. Tai va. Tai aišku, kad yra 4K pagal charakteristikas, ką aš žiūrėjau, kad būtų, ir iš esmės, kad būtų vaizdo stabilizavimo sistema. Vat ko ir pasižymi šitą kamerą, čia yra esminis dalykas. Dėžutė labai maža iš tikrųjų, aišku, kaip Xiaomi, tai yra pakankamai kokybiška. Taigi turim pačią kamerytę. O štai taip, tokia nedidelė mažytė. Op, nusiklijuojam. Nu va, juoda, tvarkinga, be jokių kažkokių labai dizainiškų išsišokimų, bet atrodo pakankamai tvarkingai viskas. Nusiimam visas plionkės, darom. Aha, čia baterija turbūt statysis pas mus. O taip, nusistumė. Didelis, tikrai didelė erdvė baterijai. Čia yra patogu. Labai patogus dalykas, kad iš karto montuojasi ant tripodo ar dar kažkokio laikiklio. Nereikia kažkokio papildomo dėklo, kurio reikėjo ankstesniai kamerai. Tai yra irgi pliusas. Taip, čia mes turim kištuką micro USB krovimui. Taip, kuo jinai pasižymi, taip pat, kad turi 2 mikrofonus ir noise cancellation, taigi kokybiškas turėtų būti pakankamai garso įrašymas. Taip, na ir įjungimo mygtukas, kaip ir viskas. Bandom žiūrėti, kas pas mus komplektuke yra. Taip, čia viskas, šitoj dėžutė daugiau nieko nėra. Turim reklamą, kas dar yra gero iš Xiaomi turbūt gamybos. Aha, garantinis talonas. Anglų kalba. Turbūt priklauso ir kažkokia garantija, tiesiog reiktų pasiieškoti. 1 metus rašo, kad yra garantija. Taip pat turime instrukciją. Kas įeina, kaip pradėti. Na, viskas tvarkoj, kur kas statosi. Na, viskas daugmaž aišku, nieko ypatingo. Taip, baterija. Baterija yra pakankamai galinga, 1400 magų, man atrodo. Ja, 1400 magų. Tai yra, na, daugiau negu Xiaomi 4 Hero Black Edition, ten 1000 berods eina. Tai, kaip sakant, lenkia tuo aspektu. Galim iškart įsidėti. Taip, ir turim laiduką įkrovimui. Tokį baltą, labai trumpą. Į ženklas yra. Žodžiu, viskas labai paprastai. Be jokių navarotų. Na ką, gaila, galėtų pridėti daugiau bent kažkokį dėklą ar dar kažką. Įdėjus jau kamerytę sveria šiek tiek daugiau, galim pasižiūrėti tiksliai kiek. Su baterija kamerytė sveria 88 gramus, iš kurių net 26 gramai yra baterija. Realiai 1/4 svorio užima baterija. Turiu 128 GB microSD kortelę, taigi prieš jungiant turbūt verta įsistatyti ir pasižiūrėsim, koks bendras vaizdas. Na va, įsijungia
pirminis mokomasis turbūt filmukas. Album, žodžiu, visokie pamokėlė, žodžiu, kaip viskas veikia ir taip toliau. Na va, šiaip turi sensorinį ekraną ir pakankamai didelį, tai patogu iš tikrųjų nustatinėti. Reikia pasižaisti, išbandyti ir tada bus matyti, ką jinai gali ir ko negali. Taigi, testuojam. Taigi, kelias savaitės pasinaudojau jau, išbandžiau rimtai, jau matėte turbūt video bandymus, kaip tai visas atrodo filmavimas su juo. Taigi, ką galėčiau pasakyti, iš tikrųjų, šiaip, dėl pačios kokybės video, tai kiekvienas, aišku, galite nuspręsti savo, bet sakyčiau pakankamai gera, mane nustebina maloniai. Tikrai pilnavertinė kamera, tikrai galima naudoti be jokių problemų ir iš tikrųjų sakyčiau už tokią kainą ir kokybės santykis tai yra tikrai pakankamai geras. Smagumas. Kokie yra pliusai, kaip sakant. Pirmas dalykas, kad įsijungia, tai va. Va, viskas. Galima pradėti filmuoti. Super. Ta prasme, kelios sekundės ir galit pradėti filmuoti. Tai man žiauriai patinka S7, kad taip mygam veikia. Ta pati turi ir šitas. Ką išsprendė lyginant su pirma kamera, padarė 2 dinamikus, tai yra 2 mikrofonus ir dabar garsą įrašinėja žymiai geriau. Paskutinį mano video įrašinėti į šitą kamerą ir viskas veikia super. Baterijos gyvavimas tikrai yra neblogas, ant Full HD 60 kadrų berods įrašinėjau, tai man 2 valandas įrašė. Tai sakyčiau labai neblogas rezultatas. Taip pat parsisiunčiau ne originales baterijas, čia yra originali. Taip pat yra neoriginalios, tai jos kažkur tai trečdaliu trumpiau laiko. Kiek pamatavau, 950 magų, kai originaliai 1400 magų. Tai maždaug taip ir yra, kad trečdaliu mažiau ten yra. Tai dėl to trečdaliu trumpiau ir laiko, tai yra apie valandą 20 kažkur taip galima filmuoti. Tai sakyčiau, irgi pakankamai gerai. Taigi, taip pat faina labai, kad yra režimai iš karto paruošti. Tai ypač naudojau timelapsą, iš tikrųjų fainas daiktas. Slow motionas iš karto padaro, nereikia nieko konvertuoti, nereikia nieko daryti. Taigi yra pakankamai super, kad tokių dalykų yra. Galim pereiti per nustatymus, maždaug parodysiu, ką išsiaiškinau, dar tikrai ne visą. Rezoliucija yra, kaip minėjau, 4K 30 frames per second, tai yra pakankamai daug. Ir pati žemiausia, tai yra 480, bet manyčiau 720 verta naudoti, nes irgi palaiko 240 kadrų per sekundę. Taigi labai greit įrašinėja, tai galima sulėtinti stipriai vaizdą. Ką automatiškai padaro slow motion režimas. Prisijungimas per Wi-Fi jau veikia superiškai, viskas ok, jokių problemų, prisijungia, mato, tiesa, mano kinietis kažkodėl nenori jungtis. Taigi. Taip pat pakankamai nebloga kokybė vaizdo, susijungus su kamerytė. Ta prasme, tiesioginį vaizdą, kurį matote, jinai žymiai geresnė, negu būdavo prieš tai kamerai. Taip pat ir valdymas visas puikiai veikia. Pas mane čia yra įdėta dabar 128 GB kortelė, kaip ir U3. Tai su vieta problemos nebuvo, palaiko be jokių problemų, kaip ir viskas ok. Tik tai ten tokia kinietiška siunčiausi už 30 kelis eurus. Tai greičio man pritrūko filmuojant ant Full HD 120 frames per second. Tai truputį pradėjo trukinėti, tai reiškia truputį stabdo kortelę. Taip, taigi, kas čia dar pas mus nustatymuose yra iš tikrųjų su kuo nežaidžiau visiškai, tai yra white balansai, spalvos, ISO ir taip toliau. Elektroninė vaizdo stabilizacija vieną video įdėjau lyginant su Samsungu, iš tikrųjų veikia labai puikiai, viskas ok, jokių problemų. Taigi sakyčiau super. Taip, kas dar įdomaus? Nuotraukos. Šiek tiek žaidžiau su išlaikymu. Yra netgi toks dalykas. Pasidariau 10 sekundžių, čia aišku yra kosminis. Tai va,
dar pilnai nepažaidžiau, negaliu pasakyti, kad super veikia, bet toksai dalykas yra ir galima netgi iki 10 sekundžių daryti išlaikymą, o tai yra super. Tai va, taip pat yra visokie ISO nustatymai, bet sakau, su šitais pagrindai viskas ėjo ant auto ir rezoliucija yra 12 pikselių. Taip, taip pat, ką mes dar pakankamai daug žaidžiau su timelapsu, yra 2 režimai, tai yra kas 4K filmuoja arba 2K. Na, filmuoja, nuotraukas daro, kaip čia pavadinsi. Tai va, ir pasirenkat, kas kiek sekundžių darys kadrą, galima netgi iki 60 sekundžių. Darant, kad pusę sekundžių laiko maždaug apie 2 valandas baterija, taip pat kaip filmuojant Full HD. Taip kad, bet be jokių problemų yra jungtis, pasijungiau powerbanką ir galit filmuoti kiek įvalės, arba bent jau kol powerbankas numirs. Taigi problemos su tuo nėra. Taip pat galima rankiniu būdu nustatyti ilgumą video. Taip, bet čia. Bet. Tai va, rezoliucija, kaip minėjau, 2K, 2,5K. Taip, kas dar pas mus įdomu? Slow motionas. Yra kiek kartų galima lėtinti, tai maksimalus yra 8, tai yra 240 kadrų per sekundę. Na ir toliau standartiniai nustatymai vaizdo, kur jau, kaip sakant, kiekvienas pagal save, jeigu nori žaisti, kaip sakant. Taip, burst shotas, tai, na, iš tikrųjų nelabai naudojau, čia galima kiek kadrų padarys, tarkim, 3 kadrai per sekundę, 5 kadrai per sekundę, 10 kadrų per 2 sekundės, nu ir žodžiu, ten galima iki 30 kadrų per 6 sekundės, vieną kartą paspaudus mygtuką padaro nuotrauką. Na, toksai, nežinau, nepanaudojau iš tikrųjų realiai, taigi toks ir liko. Ir užlaikymas, tai yra, ta prasme, paspaudus mygtuką padarys, tarkim, nuotrauką po 5, po 10 arba po 15 sekundžių. Taigi, jeigu norit su kompanija nusifotografuoti. Kas iš tikrųjų krito, taip, tikrai panaudojam, tikrai malonu naudotis tuo, kad ekranas iš tikrųjų žiauriai kokybiškas. Sakyčiau, kaip kokio smartfono, iš tikrųjų, touchscreenas veikia super, be jokių tokių, nuleidžiate į apačią, galite įjungti Wi-Fi, išjungti, užrakinti ir taip toliau, arba pačią kamerytę išjungti. Veikia, ta prasme, labai responsive, kaip sakoma, angliškai, touchscreenas labai maloniai veikia. Iš minusų, praktiškai, sakyčiau, jų nėra, iš esmės. Kas užkliuvo, tik tai, kad labai taip ganėtinai nepatogiai yra padaryta išimti microSD kortelę. Va, kur jinai yra įgrūsta, tai, na, taip reikia paspausti, tada taip sunku išimti pakankamai, na, bet įmanom. Ir, na, realiai kompą įsikelti video yra pakankamai problematiška to, kad reikia įsitraukti kortelę, reikia adapterio, nusipirkau tokį, kad greit iškelinėtų USB 3.0. Tai va, ir žodžiu, nu, žaidimas, papildomas žaidimas, išsikelt video. Tokio kažkokio sujungimo su Windows'ais kol kas neradau, kaip ir radau, ten kažkokie yra workaroundai, ten kažkas tai kažką tai bandė daryti, bet realybėj tokio kažkokio easy būdo user-friendly nėra, kad išsikelt būtų tiesiai į kompą. Į telefoną tai be problemų, per appsą tą atsisiunčiat ir viskas. Tada jau galima šerti kompą. Nu, bet čia irgi dvigubas toksai žaidimas, tai jau tada geriau išsitraukti. Tai va, yra taip pat dinamikas, jeigu peržiūrinėsit video, galit su garsu žiūrėti, jokių problemų, viskas peržiūra veikia normaliai. Galima pasižiūrėti, filmuotą kokį nors. Čia mano dabar darytas. Kaimas darytas, tai yra pakankamai garsiai. Ir pasisukti video galima, žodžiu, veikia labai viskas tvarkingai ir puikiai. Tai va, žodžiu, tikrai rekomenduoju, iš tikrųjų, jeigu negaila kelių šimtų eurų, dabar dar bus akcijos 11.11, mačiau už 200 eurų bus, aš 20 berods mokėjau. Tai va, tai tikrai galima pirkti, tikrai geras daiktas, jeigu planuojat filmuoti. Ai, dar viena funkcija iš tikrųjų labai faina yra ant video, kuri panaikina iškraipimus.
gaunasi mažesnis kampas, bet už tai nėra tų iškreipimų, kur daro action kameras. Tai tą verta tikrai paminėti, tikrai fainas daiktas, sutvarkyta. Taigi ir man filmuojant video, tai iš tikrųjų neiškreipiamas vaizdas, matot taip, kaip yra iš tikrųjų viskas. Tai va, naudoju pakankamai daug kamerytę, filmuoju visus video, nes iš tikrųjų patogu, geriau negu su telefonu. O kokybę patys matot, spręskit, kaip sakant, ar jos užtenka, ar neužtenka. Man jos yra per akis ir tikrai džiaugiuosi šitą pirkinį. Tai va, dėkui, kad žiūrėjot. Daugiau pasirodys dar, manau, video, kai išbandysiu kažką tai naujo. Ir iki greito!